Сюда летишь. Иди к нам. Готовый дед. Здесь Иди. Омлет. Уштяк. Ну, в общем, так. Linijos link Austrijos, kas buvo labai aktualu, nes būtent iš Austrijos čia atvažiuodavo ir valdovai. Čia taip pat buvo vienas iš stipriausių politinių kalėjimų, kurį turėjo Austrijos valdžia. Būtent šitoje dalyje čia toks yra Špilbergo dvaras, dabar ant kalvos viršuje, tai ten būdavo politinius nusikaltėlius patalpina. Na ir tiesiog turi jie čia ir tas pagrindinės automagistralės, kurios labai gražiai sujungia. Čia gali greitai nulėkti link Lenkijos, gali čia pat greitai nulėkti link Bavarijos, vienas juokas, ir kitas kelias veda tiesiai link Austrijos. Tai žodžiu, tokia labai patogi situacija. Ir nuo senų senovės, kadangi tai buvo svarbus pramonės centras, tai jie čia orientavosi į tą rimtą pramonę, pavyzdžiui, pramoninių visokių mašinų, plieno gamybą, plieno konstrukcijos pačios įvairiausios. Aš jau nekalbu ten apie, sakykime, visokius traktorius, aš neįsivaizduoju, kiek čia tų įmonių traktorių yra, kurios gamina. Ne tik traktoriai, ir visokie lokomotyvai, ir visokiausi tramvajai, ir troleibusai, ir elektronika pati įvairiausia, nes elektronika eina kalba ne vien tik tai tą tokią paprastą būtinę elektroniką, eina kalba taip pat ir apie elektroniką, kuri naudojama, sakykime, ir aukštosiams technologijoms, ir medžio apdirbimas, ir statybinės medžiagos, ir popieriaus gamyba, ir šaunamieji ginklai, kurie čia gaminami dar nuo maždaug 19 šimtmečio. Visą tai yra sutelkta čia. Tai va šitas miestas, kaip minėjau, yra teisės miestas, jeigu galima taip sakyti, įvairių kontrolės tarnybų miestas, ir taip pat tai yra visos Čekijos ekonomikos centriukas. Šiaip senamiestį turi, bet kaip minėjau, mano akimi žiūrint, aš gal esu tokia šlykšti, man arba turi būti labai taip neblogai, arba šiaip sau. Tai va, Brno yra senamiesčiukas, pabandyta atstatyti, bet nu ką tu po karo atstatysi, šiek tiek atstatai, aišku, bet tikrai nuslopsta labai stipriai prieš kokį Olomoucą ar prieš kitus miestus, nes tiesiog atstatė keletą pagrindinių gatvių, katedra graži, sakyčiau, Petro ir Povilo, tokia galinga su iškilusiais bokštais. O šiaip iš esmės kažkada tai buvo svarbiausias dalykas tvirtovė. Tai vat nuo senų laikų tai buvo tiesiog tvirtovinis miestas, ir tik tai tada, kai prasidėjo jau rimtesni reikalai, kai atsiranda galimybė vystyti pramonę, kai perinama nuo manufaktūrų, nuo rankų darbo prie gamyklų, va tada visas Brno ir iškyla į viršų ir pralenkia tą patį Olomoucą ir tampa visos Moravijos. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. Kažkada čia tiesiog gyveno Pšemislų giminės atstovai, nes Pšemisl giminė, Pšemisl senovėje reiškia žemdirbys, o dabar jeigu rašo koks nors, pavyzdžiui, Pšemislovi centr, bet šitoje šalyje tai reiškia, kad yra pramonės centras. Tai va, Pšemislų buvo tokia giminė kunigaikščiai, kurie valdė, ir paskui 12 amžiuje čia buvo, kaip čia pavadinti, Moravijos, viso šito regiono margrafų, tokia kaip sostinė. Čia gyvendavo, čia yra tiesiog ežerai. Vienoj pusėje toks didžiulis galingas ežeras, ir kitoj pusėje, ir čia būna žvejų, būna vasaros metu, va, ypač čia, kur ten matosi visokiausi kažkokie plaukiantis dalykai. Tai va, sakyčiau, romantiškai atrodo, ten va, kažkokia sena koplytėlė likusi. Nuo senų laikų, aišku, jos dabar yra beveik nebenaudojamos visiškai, tiesiog toks va, gražus vaizdas. Bet čia šitą kelių tokių ežerų, tokias teritorijas vadina tiesiog malūnų ežerais, lietuviškai tai būtų, nes kairėje pusėje ten yra keletas sutekančių upeliukų, kurios maitina tą ežerą, ir tiesiog ten, kur tos upeliais tekėdavo, buvo tiesiog malūno ratai, tie pastatyti ir tiesiog maldavo grūdus. Tai va, šitie malūnų tvenkiniai vadinami. Va, ir dabar prisiekia žvejai, matote savo, siaučia. Visai čia jų negazina tie keli laipsniai šilumos ir vėjas ir savo žvejoja. Nu, va, protingi, sako žmonės, jo, mes irgi ne visai kvaili, čia irgi nesėdėm namuose važinėtis. Tai dar betrūksta, kad aš sustotam pažvėjti. Na cestách mhou voní ráno, v dálce spí můj rodný kraj. Zpívá vítr podél lánů,
řeky zní jak starý ráj. Země tichých vod a hor, v srdci nese dávný vzor. Mlýny šumí, ptáci ví, že tu čas se nestratí. V lese stín a zlatý mech, v duši klid a tichý smích. Každý kámen paměť má, jak se zpívá, jak se dá. Země tichých vod a hor, v srdci nese dávný vzor. Když se stmívá nad doly, všechno dýchá pohádky. Tai dabar yra tiesiog toks urbanistinis labai svarbus paminklas, atvažiuoja žmonės susipažinti su ta visa teritorija ir egzistuoja ta Pilaitė nuo 13 šimtmečio. Bet jinai buvo ne rezidencija, tuo metu tai buvo tiesiog tvirtovė. Ir jinai buvo privati kurį laiką valda, nes, kaip minėjau, čia už labai tinkamą atsidavimą vietinis margrafas, toks Otokaras II, kuris buvo vokietis, tą Pilaitę padovanojo. Iš pradžio Austrijos didikas toks buvo Henrikas I, kuris ją turėjo. Paskui vėlesniais laikais tiesiog buvo patekę į tokios šeimos Hultmaler pilnai Čekijos. Nes Čekija yra tokia labai savita šalis. Jie po tų visų atkūrimų nepriklausomybės, kai jau jie tapo iki Antrojo pasaulinio karo, arba tu turėjai kažkokį tai gerą namą kažkur mieste. Tariant, nebuvo to varianto, kaip kad mes, kad ten grąžino žydam turtą, dar kažką Rumunija tą matį padarė, visiems viską grąžino, net pilis grąžino žmonėms. Čekija pasakė ne. Čia yra tiesiog valstybės nuosavybė, čia yra valstybės paveldas ir jeigu tu nori atgauti kažkokį tai svarbų seną pastatą, tai yra tiesiog muziejus arba tai yra kultūrinė vertybė, tu negali atgauti. Ir jokios kompensacijos už tai tam nebus. Ir jiems už tai dabar priklauso visos pilys, kurios kažkada buvo privačios, tos pilys kažkas jas statė. Visas kunigaikštis Hansas Adamas II yra teisęsis su Čekijos valstybe, buvo keletas teismo posėdžių ir jis pralaimėjo. Visos jo pilys ate. Ir dabar po truputėlį patenkame į niekieno teritoriją, faktiškai, ta tokia niekieno žemė, toks pasienio ruožas. Dabar ir Čekijos ir Austrijos, kai būdavo dalyjamos tos dalys, regionai, būdavo tokie rubežiaus ženkliukai. Matot, va toks yra baltas koplytstulpis, tarsi koplytstulpis kairėj pusėj. Va šitokiais bokšteliais žymėdavo, kur baigėsi viena teritorija valstybės. Ну что, друзья, вот я тут стал крутиться. Вот большой этот столб, это очень старинный в поле столб, который обозначал границу Чехии и Австрии. Кстати, мы сейчас реально въезжаем в Австрию. И, ребята, у нас для вас сюрприз. В каждой серии, в каждом видео мы будем делать песни аутентичной стране. Допустим, Чехия, Карл Гот был. Австрия, там тоже что-нибудь найдем. И музыка, и слова, и даже о чем сама песня будет именно по теме. Так что это очень прикольно, друзья. Такого я нигде не видел больше. Ich fahr durch Felder, weit und still. Die Türme drehen, wie sie will. Der Abend malt den Himmel rot und irgendwo erklingt ein Lied von Gott. Österreich, mein goldenes Land, der Wind hält meine Träume in der
как крутится земля, и солнце тает за холмами. Дорога гладкая, как судьба, и в сердце тихо между нами. Ein kleines Dorf, ein heller Bach, ein Lächeln und der Tag erwacht. So einfach schön, so still, so frei. Das Leben singt und fährt vorbei. Tanzen übern Fluss, alte Träume wehen im Dunst. Donau flüstert leise Ruh, Wien, ich hör dich, hörst du? Wien bei Nacht, so zart, so schön, ich will dich wiedersehen. Ein Herz aus Klang und Licht, vergessen kann ich dich nicht. A ja idu вдоль старых стен, где пахнет кофе и дождем, и город шепчет: komm zurück, но путь мой снова в никуда. Ir ten visa ta genetika yra likusi. Tai visur faktiškai tos šiaurinės pusės, kurios ėjo arčiau pačių įvairiausių valstybių. Ir pavyzdžiui, jeigu bandai vaikščioti su mūsų ausinukais, ten visokiais, kurie turėtų veikti mieste, tai tam tikrose vietose kaitiniai tiesiog nustoja veikti. Nes visur yra pilna antenų, visokiausių ten aparatų, klausimuose dar kažko, tai ir tiesiog tau blokuoja kanalus, kuriais tu klausaisi. Tai, savaime suprantama, kad nuo seno tas mitas, kad netgi ir neva dalis Jameso Bondo, ten visokiausių istorijų yra irgi paimta iš centrinės Europos, iš tos pačios Vienos, kad yra nuo seno buvusių TSRS, o vėliau Rusijos šnipų, ir dabar jų ten yra, ir Britanijos, ir Prancūzijos, ir visų kitų. Visi sugeba talpintis tokie mieste. Yra labai nemažai to pogrindžio ir Viena, nepaisant visko, yra vienas iš tokių prabangesnių miestų. Jeigu taip žiūrėsime, pavyzdžiui, pati tokia brangiausia ir prabangiausia gatvė neturi labai jau gražaus pavadinimo, tai vadinasi Grabengasse. O Grabengasse tai yra tiesiog griovio gatvė. Ir būtent ten yra visokios senovinės parduotuvės, visokie tabakai, cigarai, senos skrivelaičių parduotuvės, visokie šokoladų бутика и панашус. Сейчас в Австрии нахожусь. Тут, в общем, можно просто остановиться в туалет. Не будет никакой бензоколонки, просто бесплатный туалет. Но это все за забором. А здесь можно тоже сходить. Нет, просто хотел показать, как их поля выглядят. Вот огорожено все забором. Что они тут выращивают? А я только сорняки вижу какие-то. Это картошка, что ли? На картошку похоже. Вот. Ну и туалет бесплатный. А так в Австрии платные. Платные туалеты. Так. Мусорки прикольные. О!
можно кофе купить. Сейчас у Лины спрошу, может, кофе хочет. В общем, короче, здесь можно бесплатно воду набрать, друзья, в Австрии. Такая колонка, вот так вставляете, в общем, нажимаете на ручку, на эту ручку. Так вот. Лина, иди помоги. В общем, принцип понятен. Panašus vaizdai ir čia faktiškai žmonės daug tankiau gyvena įsitaisęs ir tas lietus yra ir Karintijoje, bet turiu vilties, kad kol nuvažiuosim, dar vis tiek yra 100 kilometrų su trupais. Keltuvais viską ten tikrai nesudėtinga, taigi būna žmogus ten bijo kilti, jeigu būna kokia 1,5 kilometro kelią, tai ten tai suprantu, nu tu tiesiog jauti tą aukštį, o čia dievulių, čia pakels keliasdešimt metrų į viršų. Плюс dar pažiūrėkit truputėlį debesūrą. Ребят, это такой прикол, что это облака. Знаете, почему они так низко? Потому что мы очень высоко едем. Вроде бы гористая местность, но на самом деле мы очень высоко поднялись над уровнем моря. Šviesėja, žiūrėkit, viskas čia gal bus gerai su to mūsų lankomu objektu, nes priekį atrodo šviesesnis dangus. Morgenluft so klar und frei, die Sonne küsst das Tal dabei, Kühe läuten himmelblau, mein Herz ruft, ich lebe genau. Über den Bergen, dort ist mein Glück, weit von der Stadt kein Blick zurück. Der Wind singt leis, das Leben lacht, in Österreichs stiller Pracht. А в небе парит орел, а в сердце легко, как дома. Дорога идет в подъем, и дальше уже не нужно слов. Друзья, это в Австрии, в горах. Мы вот ехали сейчас, и там не туман был, а там тучи. Мы просто так высоко находимся, почти полкилометра над уровнем моря, что мы между горой ехали, и тучи наравне с нами были. Сейчас вот я иду, у меня заложены уши, потому что вот мы сейчас очень высоко. Так вроде бы нормально все вот. Ну и вообще невозможно и ходить, уши заложены. Вот здесь вот мы с Линой покушаем. Может быть венские сосиски, может быть гуляш, может быть и то, и другое. Потом поделимся. Тут салат отдельно. Можно заказывать, можно в тарелку покласть. Очень много салата, потому что платишь только за тарелку. А сколько там будет, неважно. В общем, ну что, идем. Вот, видите тучи? Вот они. Блин. Даже не... Облака. Облака это, друзья, облака. И вот так аккуратненько, аккуратненько заходим. Видите, сувениры есть. Вот потом. Так. Тут
Я не знал, что здесь самообслуживание. По пятерке. Вон, весы есть. Ладно. Все выглядит. Так это столовая. Ладно. Ну вот, на 67 евро. Розенбергер. Вот цена. Шниц, это вот 15 евро. Сосиска венская. Салаты взвешивали, насчитали. Пиво это 5 евро. Пиво 5 евро, 5,40. Да, смена. Да. Так. Шницель 19 евро. Салаты. Суп 8 евро 60 центов. Так, и салат. Ну и цены. 13. Ну и цены. Как тебе? В Австрии цены, конечно, космические. Космоса. Ну чё, погнали? Погнали. А пиво, если что, друзья, не алкогольное, вот, блин, алкогольное у меня нет. Так что... Kažkur, matote, irgi laiveliai, tie yra tokie burlaiviukai, kurie čia vasarą siaučia. Tai manoma, kad kažkada viduramžių laikais gyveno tokia ponia. O Ana ten yra miesto. Karintijos vėliava. Primenu, kai kam turbūt vengriškai. Šiek tiek dėl savo spalvų. Tai va, tai centras čia būtų važiuojant tą gatvę tolyn ir labai žalias miestas, nu labai žalias. Jeigu čia, pavyzdžiui, atkeliauji ir sakiau, o čia 100 000, tai kažkaip žmonės negali patikėti, sakom, čia net nepanašu, nes iš tiesų jis toks labai ramus miestas. Šiandien tuo labiau dar savaitgalis, tai jie čia visi išbildo kur nors, nesvarbu, koks ten būna oras, jie kažkur tai važiuoja, kažką tai veikia. Dobrodošli. Slovėniškai, jo, dobrodošli, sveiki atvykę. Labai gerai, čia visi skaito, visom kalbom. Labai gerai, tai... Tai va, tai mes čia tai truputėlį klagiam fotokabinam gabaliuką, bet fainas miestas, beje, turi savo uostuką. Atrodytų, o reikia tokiam 100 tūkstančių miestų, bet reikia. Jie čia turi visokių įmonėlių ir jų irgi yra visokių čia centrų. Pamenat, kai aš kalbėjau apie Gracą, minėjau, kad jie čia investuoja beveik kelis milijardus tų eurų visokiem tyrinėjimam. Nu tai va, šitie žmogučiai, jie investuoja pusę, 500 milijonų. Būtent šitas Karintijos regionas. Irgi tyrinėjimam visam kam ir jų bažnyčių turi labai gražius Čia labai daug Porsche. Mane privertė yra groti fortepijono vidury miesto po atviru dangum. Kažkaip visa mūsų grupė ir reikėjo kažkam iš grupės groti. Ar ten visi apsimetinėjo, ar ten tikrai niekas negalėjo pagroti. Ir tada turėjau kaip koksai nenormalus žmogus atiduoti duoklę, sėdėjau aš tada groti. Tai buvo labai įdomi patirtis, nes tu tiesiog sėdi vidury miesto senamiestį ir groji fortepijonu. Tai va, tai čia pas juos vasarą būna tokių labai fainų, įdomių, smagių renginių. Ir savo bevaikščiodamas gali atrasti ir labai skanių ledainių. Ir va, parkeliai tie labai gražūs, čia pats miestas yra labai toks vykęs. Čia taip pat yra parodos šitose vietose, žodžiu, tokia paslėpta vietelė.